Kur mes kviečiam? Tikriausiai kviečiam ganėtinai tokio kolektyvinio darbo, bendradarbiavimo su aktoriais darbo, nes iš tiesų buvo daug įdėta bendrų pastangų. Gal tai ne visiškai režisūrinio teatras, o trupės teatras. Tai tikriausiai spektaklis kviečia pasižiūrėti į labai rimtą dramą šiek tiek lengvesnėmis spalvomis. Ir galbūt kviečia kelti klausimą, kas vis dėlto yra svetimas ir kas vis dėlto yra, kaip pasakyti, broliška meilė, galbūt ir taip pasakyčiau. Ir tuo pačiu metu, kaip žmogus galbūt galėtų tvarkytis su patirtimis, kurios iš tiesų yra be galo sunkios. Per žaismingesnės spalvas, gal taip pasakyčiau, spektaklio siekis galbūt yra toksai. Oi, iššūkių labai daug. Pirma, kad pati dramaturgija yra, sakykim taip, aš tokia dar nesusidūręs ir jinai yra gan tolima, taip sakyčiau. Tarsime, ir patys kontekstai, kurie yra aprašomi pjesėje. Ir tikriausiai tas, kad dramaturgas yra iš visiškai kito pasaulio krašto. Tu turi rasti dalykus, kurie tau yra svarbus ir kuriuos tu gali suprasti ir tuo pačiu, kuriuos gali suprasti mūsų žiūrovas. Tai vat, kaip tuos taškus rasti, kaip išsikelti savo kažkokius tam tikrus tikslus, kurių pjesė nebūtinai pasiūlo. Arba pasiūlo vienus, bet jie tau yra visiškai svetimi. Tai vat bandyti tą patirtį ir ją išversti į tai, kas tau yra suprantama. Bet jau atsidaryk duris! Tu man esi skolingas! Ko nepasakysiu aš. Stilius yra tarp visiško psichologinio teatro ir absurdo. Tai kažkaip kol kas, kiek tai repeticijų metu tenka pamatyti, tai kažkaip varijuojam tarp šitų dviejų polių. Drama tarsi reikalauja tokio nepakeliamai didelio emocinio turinio galbūt, o mes kažkaip jo nenorim. Mes nenorim, kad tai būtų tiesiog spektaklis iš gerklės. Siekim žaismingumą, bet to pačiu per tam žaismingumą užčiuopti galbūt ir jautresnės temas. Atvirai sakant, tai mes visų pirma patys turim sugalvoti spyną ir po to ją atrakinti patys. Tai galbūt klausimas yra ne apie atrakinimą, bet apie naujų klausimų iškelimą ir tuo pačiu bandymą juos atsakyti. Taip, mes pareiškim daugiau jokių svetimšalių pas mus, nes mes manom, kad jie čia atnešė karą. Mes turim tą dramaturginį tekstą, jo siužetinę liniją, jo charakterius, veikėjus. Ir kažkaip nuo to teksto bandome kurti tai, kas nėra išrašyta. Arba bent jau nesiūloma, akivaizdinė to žodžio prasme. Šiame spektaklyje mes nebandysime atkartoti, atvaizduoti Afrikos ar jos peizažų, bet manau, kad tam tikrų momentų koloristinių detalių galbūt ir galės rasti žiūrovas iš tiesų. Aš apibūdinčiau būsimo spektaklio atmosferą lyg pasaulį, sapną vaiko akimis, kuris bandydamas susidoroti su žiauria realybė, tiesiog susikuria alternatyvę erdvę. Tiesiog iš to streso, baisumo, žiaurumo realybės jis susikuria savo pasaulį. Atmosfera, sakyčiau, sapniška. Spektaklis, kurį kuriame ypatingoje erdvėje, ypatingoje salėje, ilgoje salėje. Jinai turi savo labai gilią istoriją, labai ryškią estetiką ir turbūt iš tiesų erdvė scena padiktavo kostiumo koloritą. Ryšyje su erdve išsirutuliojo kostiumo estetika. Tai iš karto mes visi supratom, kad tai reikalinga atrasti, kur eisim. Ir jau kitą dieną Justinas atsinešė kodinius žodžius. Pagal juos mes ir einam dabar. Ir kokie jie yra? Svetimas, šiai dienai labai aktualu.
Ir man labai patiko tas sprendimas svetimas. Kaip priima mes, kaip priimsim, kaip lietuviai, kaip nelietuviai, kaip bet kokia tauta priims tą svetimą. Remiesi į sprendimą, koks sprendimas. Aš ir su Justinu sakiau, duokit sprendimus, mes tą spektaklį padarysim per 2 dienas. Tai va, tos sprendimų dabar keliais ir einame. Nėra sprendimo, nieko neišeisim. Tai va, tie sprendimai dabar tiesiog jie pradeda atsiverinėti. Režisieriaus tai tą pasiūlo, tai aną, tai dar kažką. Va, dialogas gražus. Nėra jokio ten kažkokio, gal iš pradžių ir buvo kokie ten ragiukai, bet jie dingsta, kai atsiranda procesas. Kaip sako, teatre pasaulis išprotėjęs ir taip jau išprotėjęs, aplinkui karai, dar kas tik nori, menininkas turi kurti meną. Tai tu vis tiek atsidarai tas duris ir žiūri, va, gerai, čia yra šiek tiek to meno, gal rasim jo daugiau.